kas tau yra santykiai. Nes aš tiksliai žinau, kad pinigai, verslas ir santykiai, jie labai arti koreliuojasi vienas su kitu, kaip ir pagrindiniai stulpai. Kas tau yra santykiai, kas tau yra svajonių santykiai, kaip tu juos čiupinėjai, kaip tu juos ragauji. Kaip tu ragauji dabartinius savo santykius? Man santykiai yra apie manęs kaip pilno žmogaus savirealizaciją. Nes būti vienam yra lengva, paprasta, o būti santykiuose reikia būti didesniu žmogumi už save. Nes reikia matyti ne tik tai savo tikslus, ne tik tai savo skausmą ir emocijas, bet reikia priimti ir savo partnerį, koks jisai yra, su savo pasaulėžiūra, su tai, ką jisai išmoko, su tai, kaip jisai mato santykius, su tai, kokiu tikslu jisai siekia. Ir man santykiai yra apie tokį begalinį stiprų augimą. Ir aš nesirinkčiau nieko kito. Jeigu reikėtų rinktis tarp verslo ir santykių, aš rinkčiau santykius. Wow. Amazing. Nuostabu.